Dar laukia daug padaryti darbų. Šiandieną nuo pat ryto šventomis mišiomis pradėjome šventę. Šventė prasidėjo šiek tiek visoje savivaldybėje anksčiau ir tęsiasi šiandien visą dieną. Labai nemažai dar turime renginių ir kaip vienas iš renginių sudėtinė dalis ir šventės pradžia, manau, kad labai simboliška, kad pakelsime patį brangiausią mūsų šalies simbolį, tai mūsų Kristofą. Iš praeities tavo sūnus, jas stiprybės jaunia, tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegu dirba tavo naudai ir žmonių gerybei, tegu saulė Lietuvoj tamsumas prašalina, ir šviesa, ir tiesa, mūsų žingsnius ten lydi, tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Kviečiame tarti pasveikinimo žodį Kaišiadorių rajono savivaldybės merą Romualdą Jurevičių. Labadiena visiems. Ką tik tai matėme istorinius įvykius ir štai jau 20 metų, kaip gyvename nepriklausomoje Lietuvoje. Šaliai tai yra labai nedidelis laiko tarpas, todėl įvertinant tai, kas labai jau daug padaryta, mes visi žinome ir nuo mūsų visų priklausys, kokią mes Lietuvą matysime toliau. Simboliška, kad šitas renginys prasidėjęs mišiomis katedroje, pakėlus Lietuvos trispalvę, vyksta šitoje mokykloje. Praeitais metais konservatorių iniciatyva buvo panašus renginys organizuojamas. Manau, kad jis taps tradiciniu. Mes kartu su partneriais, organizatoriais Liberalų sąjūdis prisidedame prie šito renginio. Noriu visiems palinkėti, pirmiausia, tai sveikatos ir susitelkimo, vienybės, kurią mes turėjome labai mums svarbiais Lietuvai momentais. Simboliška, kad šią dieną, manau, kad užsiėmimą turės visi, vieni, kurie labiau linkę prie sporto,
galės pasivaržyti, kiti šitoje salėje galės prisiminti įvykius, kurie buvo prieš 20 ir daugiau metų, taip pat pasidalinti mintimis ir dalyvauti įvairiuose viktorinose, kartu padainuoti mums visiems brangias dainas. Taigi, su švente visus linkiu visokeriopos sėkmės.